Pristatome jums mūsų gaminį jonizatorių PTV-KL, su kuriuo galite pasigaminti jonizuoto šarminio, rūgštinio ir sidabringo vandens. Prietaiso konstrukcija. Prietaisą sudaro apatinis indas, išimamasis indelis ir gaubtas. Apatinis indas yra elektrolizės indas. Jo viršuje iš abiejų pusių įtaisytos rankenėlės. Į indą įstatytas pusiauapvalios formos išimamasis indelis, kuriame vietoj priekinės sienelės įstatyta pergamentinė pertvarėlė su dviem plokštelės formos plastikiniais laikikliais, viršuje tvirtinamu fiksatoriumi. Indo ir išimamojo indelio vidinėje pusėje yra dvi žymės. Apatinė rodo minimalų, o viršutinė maksimalų vandens lygį. Viršuje sumontuota elektrinė schema, kuri iš vidaus uždengta plastikiniu dangteliu. Dangtelyje įtvirtinti plokšti elektrodai ir apvalus kontaktas. Plokšti elektrodai skirti jonizuoto vandens gamybai, o apvalus kontaktas sidabro elektrodui prijungti. Gaubtoje viršuje esančioje švieslentyje yra 3 šviesos diodai. Viršutinis žalios spalvos diodas šviečia tada, kai prietaiso laido kištukas įjungtas į elektros tinklo kištukinį lizdą. Šoniniai raudonos spalvos diodai šviečia tada, kai gaminamas jonizuotas arba sidabringas vanduo. Gaubto viršuje yra 4 laikmačio valdymo mygtukai, darbo režimo bei laiko indikatorius. Kitoje gaubto pusėje yra virvėlaidis su kištuku. Pergamentinė pertvarėlė įdedama tarp 2 plastikinių plokštelių formos laikiklių tokiu būdu, kad išorinėje plokštelių pusėje esančios rodyklės būtų nukreiptos žemyn. Po to pertvarėlė su laikikliais įstatoma į išimamojo indelio specialius griovelius ir tvirtinama fiksatoriumi. Jonizuoto vandens gaminimas. Laikydami apatinį indą už rankenėlių, nuimkite prietaiso gaubtą. Patikrinkite, ar sandariai į išimamojo indelio griovelius įstatyta pertvarėlė su laikikliais. Pripilkite šalto vandens iš čiaupo į išimamąjį indelį, o po to į apatinį indą iki apatinių žymių. Uždarykite gaubtą taip, kad tamsus elektrodas patektų į išimamąjį indelį. Įjunkite virvėlaidžio kištuką į kištukinį lizdą. Gaubte užsidega žalias indikatorius, o laikrodžio indikatorė raidė PH. Spausdami valdymo mygtuką pažymėtą rodiklę į viršų, nustatykite reikiamą prietaiso darbo laiką. Norėdami sumažinti nustatytą laiką, spauskite mygtuką pažymėtą rodiklę žemyn. Paspauskite mygtuką Start. Įsižiebia raudonos spalvos indikatorius, pažymėtas raidė PH. Praėjus nustatytam laikui prietaise pasigirsta garsinis signalas ir prietaisas išsijungia automatiškai. Jei norite anksčiau nutraukti prietaiso darbą, paspauskite mygtuką Stop. Ištraukite laido kištuką iš kištukinio lizdo, nuimkite gaubtą, išpilkite iš išimamojo indelio rūgštinį vandenį, o iš apatinio indo šarminį vandenį į paruoštus sandariai uždaromos indus. Išplaukite vandeniu išimamąjį indelį ir apatinį indą ir išdžiovinkite. Prietaisą surinkite ir laikykite sausoje vietoje. Sidabringo vandens gaminimas. Modifikacija KL. Laikydami apatinį indą už rankenėlių, nuimkite prietaiso gaubtą. Uždėkite ant gaubte esančio kontakto laikiklį su apvaliu sidabro elektrodu. Gaminant sidabringą vandenį, išimamasis indelis nereikalingas, todėl jį išimkite. Pripilkite į apatinį indą vandens iki apatinės žymės. Uždėkite gaubtą ant apatinio indo. Įjunkite virvėlaidžio kištuką į kištukinį elektros lizdą. Gaubte turi šviesti žalias indikatorius, o laikmečio indikatorėje užsidegti raidė S. Pasirinkite prietaiso darbo trukmę. Spausdami valdymo mygtuką pažymėtą rodiklę į viršų, nustatykite elektrolizės laiką. Norėdami sumažinti nustatytą laiką, spauskite mygtuką pažymėtą rodiklę žemyn. Paspauskite mygtuką Start. Užsidega raudonos spalvos indikatorius, pažymėtas raidė S. Prietaisas pradeda veikti. Praėjus pasirinktam laikui, prietaisas išsijungia automatiškai. Jeigu reikia anksčiau sustabdyti prietaiso darbą, paspauskite mygtuką Stop. Ištraukite laido kištuką iš kištukinio lizdo, nuimkite gaubtą ir išpilkite sidabringą vandenį.
Laikykite neskaidriame inde, saugodami nuo tiesioginių saulės spindulių. Apatinį indą ir gaubtą išdžiovinkite. Prietaisą surinkite ir laikykite sausoje vietoje. Prietaiso valdymo schema neleidžia vienu metu įjungti aktyvuoto ir sidabringo vandens gaminimo režimų. Jonizatoriuje PTV-A ir PTV-K nėra laiko programavimo ir automatinio išjungimo funkcijų. Prietaiso darbo laiką turi sekti pats naudotojas. Modifikacija PTV-AL gamina tik jonizuotą rūgštinį ir šarminį vandenį. Geros sveikatos jums linki įmonė Burbuliukas.